Sveiki visi! Tai linksmų naujų metų. Taip, džiaugiuosi, kad jau šie metai baigėsi. Tikiuosi, kad kiti bus daug geresni. Ir mes, kadangi esam žmonių asociacija, bendruomenė, tai noriu tiesiog su jumis pasidalinti ir padovanoti net 25 konsultacijas taip kitiems metams. Ir čia papasakosiu, ką reikia daryti. Tai yra, mes ieškom žmonių mūsų bendruomeniai, kurie mėgsta planuoti savo gyvenimą ir svarbiausia savo finansus. Nes geras mūsų gyvenimas tai priklauso nuo turbūt sveikatos, nuo santykių su žmonėm. Na ir labai svarbu yra finansai. Tai vat, mes pasiimam tą finansų dalį, su kažkuo galbūt imkit santykių taip, arba gyvenimo planavimą, bet vat, finansų planavimą jau mes pasiimam ir mes planuojam su žmonėm, su šeimom, tai yra kaip mes išleisim, tai yra kas neišvengiama daugam, ane, vaikų studijų, tai yra, įsivaizduokit, kai jiems bus 18 metų, tai kaip jūsų tėvus išleido, jūsų tėvai išleido jūs mokytis, reikės ir jums išleisti savo vaikus. Ir vienam vaikui vidutiniškai reikia apie 30 000 eurų, kad išleistumėt bent jau tokius ne pačius pigiausius, bet tiesiog į mokslus ir už mokslus susimokėti ir dar pragyvenimą. Tai jeigu turi 2-3 vaikus, tai jau paskaičiuokit, kiek reikės pinigų. Antra, tai yra neužmirškit, kad būsim kažkada seni ir išeisim į pensiją. Tik tai klausimas, ar išeisim į pensiją tada, kada mums valstybė lieps, ar tada, kada mes patys nuspręsim. Tai mes analizuojamės ir kada mes patys. Dažniausiai, jeigu tu kontroliuoji savo gyvenimą, tu nusprendi, kad aš jau 60 metų tikrai noriu išeiti į pensiją, noriu turėti 2 ar 5 tūkstančius eurų pasyvių pajamų, bet neužtenka tik norėti, ne? Tai reikia tiesiog tą dalyką susiplanuoti. Ir jeigu jums dar iki pensijos liko 20 ar 30 metų, tai yra pats laikas veikti, nes kartais, kuo anksčiau pradedam, užtenka mažų žingsnelių, kad pasiektumėm tos finansinės nepriklausomybės. Taip? Trečias dalykas tai yra, mums reikia kažkur gyventi, taip, tai yra gyvenamo būsto planas. Ir jeigu nesam ten iš labai turtingų šeimų ir mums tos butus ar namus reikia imti su kreditu, tai supraskim, kad pirkdami vieną butą, ne, reikia dar vieną butą nupirkti bankui. Jeigu su tuo sutinka, tai viskas gerai, čia ne pas mus, bet jeigu tikrai jūs norite tiesiog gyventi jau antram ar trečiam būste ne iš banko paskolos, bet gal iš savo pinigų, taip, tada pas mus. Nes mūsų darbas yra tiesiog kaip išleisti vaikus į mokslus, kaip greičiau išeiti į pensiją ir kaip bent jau sutaupyti pusę bankui mokamų palūkanų ir susidėlioti savo gyvenamą planą, nes tai yra turbūt 3 didžiausios mūsų investicijos, taip, kurias mes turim daryti. Tai šitoj vietoj, jeigu aš ką kalbu rezonuoja ir jums tikrai patinka planuotis ateitį, o nenorit leisti, kad už jūsų planuotų bankai, mokesčiai, draudimai, taip, tai čia toj vietoj kviečiu užpildyti konsultacijos anketą, taip, tai mes pakviesim 25 žmonės, su jumis susisieks mūsų administratorė Justina, atsiųs dar tokią specialią anketą, kur jūs supildysit savo finansus, kad aš galėčiau įvertinti jūsų finansus ir 15-20 minučių aš tiesiog jūs pakonsultuosiu, patarsiu, ką matau gerai, ką matau blogai, ką reikėtų koreguoti, kiek galime sutaupyti pinigų. Ir čia jūs asmeniškai nuspręsit, ar jūs norėtumėt kitais metais susidaryti savo šeimos finansinį planą. Tai dar kartą jūsų šventėm, priimkit labai teisingus sprendimus kitais metais, taip, nebūtinai su finansais, nes kartais būna, kad vienu metu mes negalim visiems reikalams skirti, bet vienais metais finansams skiriat, kitais metais skiriat santykiams, kitais galbūt vaikams, taip, viskas yra jūsų rankose, yra jūsų gyvenimas, tiesiog linkime, kad tą gyvenimą kontroliuotumėt jūs patys ir netiduokit niekam kitam. Nes tada mokėsit tik tai mokesčius, mokėsit bankams, draudimams, taip, mokėsit kitiems, bet ne savo. Tai mūsų bendruomenė jau yra daugiau nei 11 metų, tai jūs kviečiam taip pat į mūsų bendruomenę, kur kartu investuojam, kartu kreditus grąžinam, kartu konsultuojamės, mokomės, taip, nes matot, pasaulis yra mobilus, į daug ką reikia kreipti dėmesio. Tai iki, linksmų naujų metų.